Gyveno senelis ir senelė. Turėjo juodų vištelį ir gaidelį. Senelė pasiuvo gaideliai naujas kelnytes, o vištytei sijonuką ir išleido abu riešutauti. Gaidelis įlipo į lazdyną ir raško riešutą. Vištytė aplink bėginėjo ir karkė. Kar, kar, kar! Ir man bent vieną kekelę. Ką tik metė gaidelis riešutų kekelę, išmušė vištytei akelę. Ir vėl raško riešutų gaidelis. Vištytė bėginėdama aplink vėl karkė. Kar, kar, kar! Ir man bent vieną kekelę. Ką tik metė gaidžiukas riešutų kekelį ir išmušė vištytei kitą akelę. Dabar vištytė prabėgo namo ir pasisakė seneliai, kad gaidelis ėjo akeles ir išmušė. Senelis ėmė bartis. Gaidelį, gaidelį, kam tu vištytei akeles išmušiai? O kodėl man lazdynas kelnytes perplėšė? Lazdynė, lazdynė, kodėl tu gaidelį kelnytes paraplėšiai? O kam mane ožką pagraužė? Ožka, ožka, kam tu lazdyną pargraužiai? O kodėl manęs piemom neganė? Piemenė, piemenė, kodėl tu ožkos neganiai? O kodėl šeimininkė man bandelės nepakepė? Šeimininkė, šeimininkė, kodėl tu piemeniai bandelės nekepei? O kodėl ta kiaulė tešlą surijo? Kiaulė, kiaulė, kad tu šeimininkai tešlą surijai. O kam mano paršelį vilkas nunešė? Vilke, vilke, kam kitų kiaulės paršelį nunešė? Mano gerklinė grąžtų gręžta, nekaltų kalta. Pagriebė vilkas paskutinį paršelį ir nubėgo miškan. Vieną ketvirtadienio vakarą šeimininkė išėjo skalbti vystyklų. O kitą ketvirtadienio vakarą, kai saulė nusileido, pradėjo laumę skalbti, kad buvo klausyti. Ir taip paskui būdavo kiekvieną ketvirtadienio vakarą, ir antrą, ir trečią tas pats. Po ilgo laiko vienas senas žmogus jos pamokino, kad nusivytų iš plaušų botagą, nueitų prie to liepto ir išvaikytų tas laumes. Ta šeimininkė turėjo brolį Jakamą, jis buvo labai drąsus karys. Kai kitą ketvirtadienį vakarą išgirdo laumę skalbiant, tai pasiėmė botagą ir patraukė link liepto. Priėjęs pamatė tik 3 kultuves. Tai jis jas ėmė ir parsinešė namo. Ta vakarą buvo tylu, kitą ketvirtadienį irgi nieko. Bet kai Jakamas kamarui atsigulė, tai prie jo kamaras ėmė šaukti. Jakame. Jakame. Jau daugiau nebeskalbsi. Jakamas pasigailėjo ir nunešė atgal kultuvėles ant liepto. Tuojau laumės jas atsiėmė ir nuo to laiko jau nebeskalbė.
šis malė, oška piklavojo, o šį trečią oškitelė miltus nusijojo, o šį trečią oškitelė miltus nusijojo. Miltus nusijojo, miltus nusijojo. Musė maišai, uodas vandens nešė, saulė vyrė, mėnesėlis kepė, saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Ir dar kartelį, 3, 4. Musė maišai, uodas vandens nešė, saulė vyrė, mėnesėlis kepė, saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Kepė, mėnesėlis kepė, kepė, mėnesėlis kepė. Nei čia buvo, nei čia ką. Trukta žavadžių, vėl iš pradžių. Du gaideliai, baltų žirnius kūlė, dvi vištelės į malūną vežė, dvi vištelės į malūną vežė. Pavargau, na, važiuojam toliau. Du gaideliai, baltų žirnius kūlė, dvi vištelės į malūną vežė, dvi vištelės į malūną vežė. Vežė į malūną vežė, vežė į malūną vežė. Nei čia buvo, nei čia ką. Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie 5 namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėra vaistų. Ajaja, ojojojoj, hei, nai. Jie atėjo pas būrėją, sako, kortas man išmesk, pasakyk man, mano fėja, ką mylėti ir ko nekęst. Ta išbūrė ją ant pirštų, sako, popieriai prasti, bet jei tu save pamirštum, išsigelbėti gali. Ajaja, kaip tik kitaip ir yra.